Sveiki gerbėmieji, esu Arūnas Rimkus. Savo laidose aptariu, ką ir kaip reikia daryti, kad mes visi gyventume turtingiau, kad Lietuva taptų klestinčią valstybę. Ekonomikos mokslas tai žino, tas žinias perteikiu jums. Jau kuris laikas žiniasklaidoje netyla diskusijos apie nekilnojamo turto mokesčio pakeitimą. Tai yra didinimą. Aptarinėjami visi galimo mokesčio aspektai išskyrus esminį. Niekas nenagrinėja pagrindinio dalyko, ar nekilnojamo turto mokesčio pakeitimai padarys Lietuvą turtingesnę ar skurdesnę valstybę, sumažins ar padidins teisingumą mūsų visuomenėje. Kad ir kaip keistai skambėtų, yra mokesčiai būtini, kad valstybėje vyrautų teisingumas ir tvarka. Nekilnojamo turto mokestis toks nėra. Savo esmė jis yra bausmė už pastatytą ar įsigytą pastatą. Vadinasi, padidinto nekilnojamo turto mokesčio efektas bus mažiau pastatytų naujų gražių pastatų. Ar mes to norime? Kitas klausimas, ar tikrai yra reikalinga žmonėms dar didinti mokestinę naštą, kuri ir taip sudaro beveik 50% jų uždarbio? Mano nuomonė tikrai ne. Visiems tikrai būtų naudingiau, jeigu vietoje mokesčių didinimo valdžia svarstytų apie geresnį, efektyvesnį ir svarbiausia teisingesnį valstybės biudžeto pinigų panaudojimą. Jau darosi tradicija, kad liberalų patekimas į valdžią reiškia didėsiančius mokesčius, nors turėtų būti atvirkščiai. Kyla pagrįstas klausimas, ar pasivadinę liberalais iš tiesų yra liberalai, ar tik apsimeta liberalais, kad pritrauktų rinkėjų. Jeigu jums patiko, jei sutinkate, kad tokius dalykus turėtų žinoti kiekvienas, paspauskite nuorodą patinka ir pasidalinkite šio video. Iki pasimatymo.